Treneris, sveikinimai su pergale, pasirodo ne komentatorius kaltas, kad tų pergalių nėra kartais, tai jūsų įžvalgos apie rungtynes. Tai ačiū už gerus žodžius. Jo, tikrai atvykome ir to tikėjome, sunkių rungtynių. Žinome, kad tikrai Dainava yra labai kompaktiška komanda, ypač gynyboje, tikrai superinį darbą atlieka, matosi treneris tikrai didelį darbą atlikęs su šią komandą, tai to ir tikėjomės sunkių rungtynių ir išlaukti savo momento, kentėti, atiduoti visą širdį kiekvienam epizodui ir kentėjom ir iškentėjom. Pirmam kėliny vėl nepavyko realizuoti susikurtų progų. Ar negrįžo prisiminimai iš praėjusio savaitgalio rungtynių su Džiugu, kur irgi atrodo turėjot progų, kūrėt, bet galų gale pralaimėjot rungtynę? Tai, kaip sakyti, svarbu, vis tiek ateis tas momentas, kada tikrai realizuosim ir jis atėjo. Svarbiausia, kad susikūrėm tų progų ir tikrai esam viena daugiausia pagal statistiką mušančių komandų. Tai vadinasi, tikrai ateinam į tą kaip sakyti, trečdalį, kur galima užbaigti atakas. Tiesiog vėlgi nereikia pamiršti, kad gan jauna komanda ir faktas tam tikrose epizoduose gal patirties, gal kažkokių šaltakraujiškumo pritrūksa, bet džiaugiuosi, kad daeinam iki tos vietos, kada mes galime, kaip sakyti, spręsti ar įvartį įmušti ar ne, bet sakau, reikia tik skatinti tuos žaidėjus, jie tikrai atiduoda padaro didelį darbą, atiduoda daug širdies aikštėje ir vienas džiaugsmas matyti, kaip jie dabar rūbiniai, kaip sakyti, šurmulį kėlė. Treneri, pirmam rate Dainavai namuose pralaimėjot, tai ar buvo akcentas ties šituo dalyku, kad reikia žūtbūt siekti revanšo ir iš kitos pusės, ar yra gyva ta priešprieša Dzūkija prieš Suvalkiją, Alytus prieš Marijampolę? Aš asmeniškai, kaip sakyti, gal kitiem iš kitų miestų ir yra ta Dzūkija, Marijampolė. Aš labiau, kaip nežinau, kiek ir teko kaip dirbti su akademijoje, su vaikais, labai šilti ir labai smagus santykiai su aplamai Dainavos kaip organizacija. Tai aš asmeniškai tos priešpriešos nejaučiu. Ar buvo akcentuota, kas buvo iš pirmų rungtynių akcentuota, kad žaiskit taip pat. Nes ta prasme tikrai buvo tos rungtynės iš mūsų pusės, mano nuomonė, geros, nepasisekė tuo metu. Tai čia futbolas toks dalykas, tai labai akcentuota nebuvo, esminiai dalykai, kur mes norime kaip žaisti, o dėl priešpriešos aš tikrai nejaučiu, sakau, labai šiltus santykius palaikau. Ir treneri, pabaigai įvartį pelnė žmogus, kurį esame įpratę matyti gynėjo pozicijoje dažniau, tai papasakokit apie šitą transformaciją ir klausiau to paties ir Augusto, ar yra kelias jam dabar įmušus atgal į gynėjo vietą? Tai visada tikiuosi tik vienoje pozicijoje, kad jau neteks išbandyti vartininko, o daugiau, tai jei situacija ir jo, kaip sakyti, jo toks profilis tam tikrose momentuose pravers kitose pozicijose, tai jis žais tenai, kur tuo metu komandai jau reikės. O smagu, kad po to praeitą savaitę 1-1 epizodo paskambino Edgarui, tikiuosi, Edgaras pasakė, kaip atlikti tuos veiksmus įvarčiui pasiekti ir sakau, tik nesumaišykit, jis Augustas, ne Edgaras. Coach, tough loss against Sūduva. Your thoughts about the game? It was a difficult game for us today because I understood that opponent will play actively against us. They had a difficult situation before this game compared to our team.
Today there was like friendly game for us, without supporters, without emotions, without normal character. We don't have normal mentality. After only one victory, we can have rest, little bit rest, and if we will not train every day 100%, we will not able to play successfully in our games. It's important, and we need to understand this. It's not the first time when you are speaking about mentality of the team, how the team are coming to the games, and how they are, trying to play and showing desire to play. Do you have any ideas how to change that? How to make the team work like, every game matters and so on? Any team can play like this. We cannot play all 36 games with character, with big emotions, with passion and eyes. It's normal situation. When we play with character, we can fight. Normally, we can fight for example, neutral second, first balls. We will win this fight. If we will play without character, we need to show quality. Without quality, okay, without passion, but with quality. And we don't have normal quality. We can do simple mistakes, and okay, it's normal situation, but we can compensate it with our passion on the pitch, our fight, our big desire. Today I didn't see this. Do you think when fans will be back in the stands, it will change? Do you expect the team to have more passion because of fans in the stands? I believe in this. Maybe with our supporters we could play much better, much aggressively, maybe. We were on this stadium now, yes, and without support it's like friendly game.